Nu tai ką, bandom antrą kartą varyti į sporto salę. Apsirengiau savo mylimiausią džempaką. Aišku, lietuviškas kojines. Veidrodis biškį numuzuotas. Kepurė dėl vaizdo, nes galva neplauta. Tai va. Atėjo meilė. -3. Kete. Nu, labas dar kartą. Antras bandymas važiuoti į sporto klubą. Oi, kai pradėjo lietus pilti. Tokia buvo graži diena, o dabar... Žodžiu, vakar, kai grįžau namo, su vyru pasižiūrėjom tą programėlę to sporto klubo, nes man tenai sporto klube rodė, kad neveikia mano abonementas, grįžau namo, veikia. Tai matyt, ten po kelių valandų mane aktyvavo, tai dabar bandysiu laimę antrą kartą. Pažiūrėsiu, ar suveiks ar nesuveiks. Nes jeigu nesuveiks, nu tai vadinasi reikės skambinti, turbūt šiandien iškart paskambins. Norėčiau nueiti į sporto klubą vieną kartą ramiai prieš darbą, o ne po darbo pirmą kartą. Tam, kad tiesiog ramiai, be skubos, pabandyti savo pažiūrėti, kaip ten kas. Šiaip netaip įvažiavome to parką. Jaučiu pirmą ir paskutinį kartą aš čia važiuoju, nes ant tiek mažas yra autoparks, siaurutis, aš čia kol įsisukau, šiaip laikau save tikrai gerą vairuotoją, tai aš čia kol įsisukau iš kokią 7 kartą, pirmyn atgal, nes labai siauras autoparks, tai čia yra last time, kai aš važiuoju, varysiu ten, kur arčiau namo, nes ten yra adekvati aikštelė, nes man nervuoja, kai pilna mašinų už nugaros laukia ir aš kol įsisukioju, žodžiu, varom. Pati siauriausia saulė aikštelė, siaukutis. Vos išlindo aš su savo tam 4 kilogramais. Patekom. Varom bandyti sportuoti. Nu va toks tas mūsų džimukas. Vien moteriškė sportuoja. Gal ir visai nieko.
Nu ką, pasportavom. Sakyčiau, man patiko sporto klubas. Galima varyti, nepaisant autoparko. Viskas, ko reikia ir nėra dėdų, kurie keistai spoksotų, nėra eilių. Man faina buvo. Jaučiu buvo vienintelė, nejaučiu ir buvo vienintelė, kuri darau jogą. Bet čia yra mano apšilims geriausias dalykas, kaip pasidaryti tempimo pratimus, man yra joga. Po to pasidariau pilatesą, kiek atsimeniau iš kursų. Reikėtų biškai prisiminti, nes biškai gėda baigiau pilateso kursus ir nieko nemoku iš jogos kursų, viską atsimenu, esu pamokas vedus. Tai va, reikės pasižiūrėti truputį, nes pilatesas yra žiauriai geras dalykas. Ir va, biškai netgi pameditavau ant galo. Tai taip sakant, užskaitom sekmadienį. Kepaliušas toliau į trasą. Varu nusipirkti biškai gal kavos. Ir namačiau. Nu, bandome įlysti į šitą mini vietą. Nu, siaubas, koks autoparkas tragiškas. Sėmam savo kavytę. Pasistengėme neišpilti. Įstatome kavą. Dedame. Metame kuprinę. Ir galėsime važiuoti. Nu tai ką, važiuojame namo. Sakyčiau, užskaitau pirmą kartą sporto salėj. Nežinau, jums gal labai juokingai skamba tokie mano video, bet aš toks žmogus, kuris nemėgsta tarp nepažįstamų kažką daryti. Ypač čia, čia Turkijoje tie sporto klubai, nežinau kaip Lietuvoj, bet Turkijoje tie sporto klubai nėra, kad atvarai tau ten viską paaiškins. Nieko. Atvarai, aš net nežinau, nei kas ten per darbuotojai, po to pamačiau kelias merginas, sakau, čia jūs darbuotojus, sakau, čia gal reikėtų, sakau, jums prisistatyti, kažką pasirodyti. Sako, galima, tipo, išsimatuoti kūno, taip toliau matmenis pasidaryti, bet sako, šiuo metu ale vietos nėra, ten pasimti, užsiregistruoti kažkada, aš sakau, nežinau, kada aš grįšiu čia, nes, sakau, aš turbūt varysiu į kitą sporto salę, arčiau namų. Nu tai toks, tu ten ką nori tą daryti, tas man šiaip nelabai patinka, nes tu gali taip ir susižaloti, nes tu realiai nežinai, ką ten tu darai, dėl to aš bandžiau prisiminti iš pilateso, ką išmokau, kur tikrai žinau, kad aš gerai pilatesą mokėjau ir nesusižalosiu. Nes aš žinau savo jautrias vietas, pavyzdžiui, mano jautri vieta yra keliai, pečiai, pėdos, nu realiai, nu šiaip mano yra jautrus sąnariai visi, tai aš turiu labai atsargiai su jais elgtis. Tai aš dėl to ten labai neraganėjau ten su visais tais svarmenim. Plius aš tikrai turiu pakankamai raumeninės masės ant pečių ir ant nugaros, tai aš nebenoriu ten tų rankų savo kačeliau dar labiau. Tai aš labiau noriu tą sporto salę, jaučiu nieko nematot. Noriu labiau tą sporto salę eiti tam, kad tiesiog tos energijos turi, tos motyvacijos, nes vis tiek darbė užsisėdi, namie užsisėdi, po to tu realiai nieko nebenori. Toks truputį išėjimas į lauką tarp žmonių ir su savim pabūt tuo pačiu metu. Tai sakau, aš ten juokiaus, kad aš čia vienintelę jogą dariau. Nes man joga yra geriausias dalis, kaip save pramankštinti ir mano tie visi raumenys yra grynai iš jogos. Ir man joga yra joga yra mano gyvenimas, mano meilė. Tai tiesiog po to jau prie tų kai kurių aparatų, tų mašinų, kaip jas pavadinti, nieko nesimato. Kad truputį ten kojas pamankštinti ir panašiai. Tai va, dar po to nuvariau, atsigėriau kavos savo vieną pati ramiai. Čia galima, suk negalima. Ok. Vien pusį pataikėm, kai varom atgal. Pasijungėm lempą, nes nieko nematysiu. Tai kodėl nėra ženklo, kad čia negalima? Ai, dabar pamačiau, kad buvo ženklas. Ok. Taip, kad atsigėriau savo ramiai vieną pati kavos. Truputį su savim pabuvau. Ir varom namo, nes rytoj ryte, 5 ryto keltis. Grįžtame į savo rutiną. 5 keltis, 7 išvažiuoti iš namų. Darbė būt 7:30. Nu, 7:30 kiam. Vaikui vienam, ne man. Man 9 šiaip reikėtų darbė būt, bet dėl vaiko turiu varyti anksčiau. Po 5 baigęs gimnastiką, išeiti iš mokyklos apie 5:30, grįžti namo po 6, nu tai vat, grįžtam į realybę.
Tai norėjau truputį tą sekmadienį tokį pasidaryti sau, kad koks siauras kelias. Tam, kad tokią motivaciją savo turėti naujai savaitė ir man labai čia liuks buvo, blemba, kaip čia siaurai, kaip aš dabar čia pravažiuosiu, šone stovi sunkvežimis, kitoj pusėje džipas, turim tai, aš tą savo mašiną pralysiu, bandom lyst, o kurmi, čia mano mama apsiverktų, linkėjimai mama, jeigu žiūri, tu čia tikrai apsiverktum pro tokį keliuką pralysti. Tai va, turbūt aš čia ir atsisveikinsiu su savo šito mini vlogu. Tai kam nesunku, paspauskit like, kam nesunku, pasubscribinkit. Manau ir toliau kelsiu kokius vidosiukus, nes man, pavyzdžiui, faina. Jeigu jums faina žiūrėti, man dar fainiau. Tai vat, iki.